Sport In. Sportas su tavimi. Šiaip, valstybei mes tokia laikome demokratija, konkurencija yra tikrai sakysim dalykas. Jeigu man paspardo iškėlį užpakalį, kaip savo žmogus, jau finansuoti visam geriau. Bet kažko aš įsitikinsiu. Aš nemoku žmogus, bet tikrai nesmeniškai keistokai skambėtų, jeigu aš galėdamas dėl tam situacijų kelčiau savo kandidatūrą į Lietuvos, dabar jau Lietuvos sporto universiteto centro pirmininko. Keistokas skambėtų. Aleksas to nesuprastų. Aš dabar ne prieš konkurenciją, ne prieš tavo kandidatūrą, kaip konkurentų, bet aplamai. Mes buvom, manau, ir esame vieni artimiausių žmonių savo sportiniam gyvenime, tai gal nes už jo ribų. Truputėlį šiek tiek giliau pakapstysiu. Grįšiu prie tos mūsų bėdos, pernai metų, kuriais sprendėm Živilės Balčiūnaitės atvejį. Barcelona, auksinė metų. Kaip mes džiaugiamės, sunku pasakyti, kastis savaitį, bet tau kaip mes džiaugiamės, taksiai važinėjame po miestą, bet šio problemos yra. Ir reikėjo visiems to medalio, reikėjo sportininkai, reikėjo treneriui, reikėjo federacijai, reikėjo šaliai. Ir ne bet kokio medalio, o maratono rungtynės. Lenkiam galvą, džiaugiamės, tuoj pat organizuojam vakarėlį, vėl karščio žodžiais, kad būtų galima pasifotografuoti. Džiaugiasi visi. Sportininkai, kurie buvo kartu treneriai, personalas aptarnaujantis ir šiek tiek draugų, bendraminčių rėmėjų. Mažai kam tą sakiau, bet tuo metu aš dar keldamas taurę už Živilės sveikatą ir pergalę, pasikviečiau ją, parašiau ant savo kortelės tam tikrą sumą, sakau, Živilė, iš asmeniškai nuo manęs, maža padėka tau už tai, ką tu padarai. Čia yra mažai, na bet, sakant, turtingi tuo, ką tu teisi pas mane, išgersim kavos. Grįžtam į Lietuvą. Iš tiesų, be abejo, suprantu, sportininkai džiaugiasi priėmimai. Pasiekti tokį rezultatą čia turbūt daugelio jaunų, ne tik jaunų sportininkų svajonė, viso gyvenimo svajonė gali būti. Na ir ateina laikas, kai ateina pas mane Nijolė, uždarom kabineto duris, pas mane duris praktiškai visą laiką. Kažkas neturi. Tiesa. Turim problemų. Ateina informacija iš ten, kur nesitikėjom, kad yra problemų su Živilės mylimu. Ups. Na ką? Dirbame. Žino jinai, žinau aš, yra informuotas treneris ir sportai. Taip priklauso. Taip garbingai priklauso, nors ispanai Contadoro pardavė per 1 valandą. Jau žino visą pasaulis. Nors neturi teisės kalbėti. Bet kur etika, teisė ir kur padorumas dažnai labai prasilenkia su daug. Ir tuo pat skambutį Živilės. Nijolė informavo treneriai, informavo sportininkai apie tai oficialiai, viskas konfidencialu, žino, keli žmonės, lietuviai žmonės Lietuvoje, keli užsienyje. Tai neužilgas skambutis man Živilės. Prezidentė, kaip laikotės? Gerai, sakau, jūs toli, ne, sakau, savo kabinėme. Ar galiu užbėgti? Tada laukimą, o ar galioja mūsų susitarimas? Aišku, galioja, sakau, kad jau kavo čia čiužyklą, čia kas. Pirmin, atbėga, išgeriam kavos, pasišnekam, išmokam premiją, privatai, atidinkim, tai pažadėtų, jos pinigų. Aš nieko nesakau, aš žinau, jinai nieko nesako, jinai žino. Gal bijojo jaunas žmogus, be reikalų. Toliau, keli mėnesiai beprotiško darbo, pastangų. Ir, kaip sakiau, mes nesame manianos, mes nesame ispanai. Mes mylim savo sportininkus ir norim tikėti, kad jie yra nekalti. Darom viską, kad tą savo tikėjimą paversti realybę. Gal klaida, gal iš tiesų kažkas įvyko ne taip. Nekalbėsime apie tam tikrus darbus paskui. Be abejo, yra B mėginys, neturi dar rezultato, bet sužinau, kad Živilė teikiama apdovanojimų valstybinė. Mes turime tik A mėginio atsakymą, B neturime. Oficialiai mes neprivalome kalbėti. Neturim teisės kalbėti.
bet yra pasirinkimas. Sportininkui teikiamas valstybinis apdovanojimas. Tai reikiama pakelti regelį, paskambinti Daukanto aikštę. Ta diena, spalio 1 dieną, jinai tikrai nebūtų buvusi nepakeista. Bet kas, jeigu iš tiesų jinai nekalta. Ar jūs galvojate, kad po to lengva būtų netgi to aikštėje nuplauti, tarkim, kaltę be kalties? Ar teiktų ją sekančiam apdovanojimui? Ne aš teikiau, ne aš teikiau. Tai buvo kitų žmonių sąžinės įvykdymas. Ir vėliau, jūs žinote, istorijos tęsinį, kai mes pasiekėme to, ko turbūt nepasiekė viena iš 100 pasaulio federacijų, kai iškovojome galimybę išimties tvarka, kaip sakyti, suspenduota, užvaikyta, mes taip natūraliai darome mėginio likučius, paprašyti leisti pertikrinti kitoje laboratorijoje, kadangi pagrindinis kaltinimas tai buvo, kad yra blota laboratorija. Išsikovojame teisę žiemą. Teoriškai tai yra neįmanoma. Nėra, yra A, yra B prova. Čia visi sportininkai tą žino. Įkrovos nebūna. Kažkokiu būdu Lietuvos numylėtas sportininkai, kurios mes neleidome sutrikti, gavo tą galimybę, teorinę galimybę bandyti gelbėtis už paskutinio šiausio. Skęstame. A teigiamas, B teigiamas. Kas gali būti blogiau? Mes jau pirmą gruodžio dieną galėjome diskvalifikuoti. Mes nenorėjome. Mes ieškojome galimybių. Suradome Kiolinas. Ateina informacija iš Europos, išimties tvarka, jūsų sportininkai leidžiama, pildoma mėginį C, kitoje laboratorijoje persiuntimas jūsų kaštai, dvi sąlygos. Pirma sąlyga, sportininkė sutinka su C mėginiu, nes tai jos mėginis. Ir antra sąlyga, koks bebūtų atsakymas, ji jo nekvestionuoja. Tai reiškia, kad sportininkai tai yra nemokama, viską mokam mes ir tikimės, laukiame, kad atsakymas bus visiems palankus, tobai dalykai. Ką jūs savo galvojate? Sportininkai atsisakė tos galimybės. Gal ir ne vieną atsisakė, gal su patarėjais, bet įvyko, kas įvyko. Federacija nebeturėjo jokio kito šansų. Padarė daugiau negu. Matėte, kad mes padarėm teisingai, jūs irgi suprantate tos niuansus ir Kasas pripažino. Kur aš lenkiu? Grįžtu prie šių dienos rinkimų. Iš principo, Markas man sakė, kad nekandidatuosi. Sakė. Bet kai išgirdau oficiaciją Lietuvos, nutariau kandidatuoti. Tu turi teisę. Ir čia dėl to, atsiprašau, bet... Jeigu reikia dar paaiškinti. Nereikia, aiškiai. Kada neužmės? Yra kitas momentas. Yra paskambinti, pasakyti, kad tą darysi, galim sėsti, pasidalinti mintimis, čia nieko nėra blogo. Aš atsiprašau tavęs, jeigu tave kažkas norėdami mane pagirti, Aleksai. Netrukdžiau. Sakiau, kad Aleksai patylėsiu. Nereikia dėti. Aš turėjau kažkaip. Kažkas įžeidė tave. Man tikrai buvo nemalonu klausyti, nes to neturėjo būti irgi. Jeigu girėte vieną, yra galbūt dėl to girti, pasitenkime išlikti. Etiškai čia yra mūsų šeima. Bet kodėl didžioji dalis šioje salėje sėdinčių, didžiausia agitacija, blogiausių, sakysim, kaip sakyti, ne tai, kad linkim perversmininkų, nevadinkim taip, užtikrintas tokias idėjas ir siūlymus, daugiau negu siūlymus, girdėjo iš dviejų asmenų. Tai yra visų labai gerai žinomo, ką aš čia pavydau. Ir Romos Ausaičio. Jie žmonės, jie mūsų šeimos žmonės, jie turi teisę tą daryti. Bet tam tikras galbūt to nežinai, bet žmonės čia esantys žino ir aš žinau, čia man skaudžiai. Mes dviesi. Su artimiausiais žmonėm šnekamės, įsiaiškinam ir visada rasim kompromisą ir galbūt paaiškinimą tam tikram poreikiui. Kai už nugaros stovi, atsiprašau, jeigu aš taip kartuoju, tam tikri asmenys, kurių sąsajos su Olimpiečių gatve yra daugiau negu ryškios, kurie visada ieško durų atviresnių jiems, bet ne šitos šeimos žmonėms, kai žino, kad per tas duris atėję, pabuvę blogaisiais šaukliais prieš mūsų federaciją, kuri yra daugelio asmenybių žmonių sporto organizacijų vertinama kaip viena iš stipriausių, stabiliai dirbanti, be abejo klysta, netobula, bet tobulumas siekianti. Iš ten kyla keistas prieskonis įsilieka. Tai čia noras apjungti, ar čia noras skaidyti.
Noras kalti dėl to, kalbu ne apie tave, kalbu apie kitus žmonės, dėl to, kad atlikus tam tikrą misiją, už tai būtų gana gerai atsilyginti, bet atsilyginti visų mūsų lėšomis. Nėra, kad jie sukuria daugiau, jie tik perpaskirsto. Jie neatneša, neduoda, nesukuria. Nuperka kažkurios asmenys ar žmonės jų pačių lėšomis. Ir tai, ką mes norėjome padaryti tam tikrose rinkimuose, kurie žinote rezultatą, tai buvo mūsų siekis. Ne kovoti prieš, bet kovoti už. Nes tobulėti buvo ten dirbti. Yra 1000 kartų lengviau negu šičia. 1000 kartų. Patikėkit visi, čia tiesa yra. Ir valstybės finansavimas didelis. Kuruoti tuos žmonės, kuriuos mato visa šalis, maksimum 300, realiai 50, 70. Ir aš nesakau, kad ten žmonės nedirba, yra daug dirbančių, bet yra daug kas taisyti. Ir jeigu mes pabandom taisyti, mums nepavyksta, tai to mums visiems nepavyksta, tai dėl to mes tampame didžiausi priešai. Ir taikinys, už tai, kad mes sakome tiesą, už tai, kad mes nesustoja gavę akmenį kartais, gaunam šmeižto, tampa populiarus ir Lietuvos ryte su tam tikrais straipsniais ir panašiai. Ir čia tada, ar čia yra tas mūsų vienintis epizodas, ar čia yra tai, už ką mes 20 metų ir daugiau ir čia esančių atidavėm lengvai atėlėkai. Tai čia aš skaitau, reiktų labai susimastyti ir pažiūrėti gerai į save veidrodį. Nes kitas iki patarėjai, faktas irgi turėjo problemų ir patarėjus. Tai nenoriu mūsų sporto šakos karalienės lyginti su politika, bet iš tiesų mes turime eiti į priekį, sugebėti skirti pelus nuo grūdų ir suprasti, kad mes ne žodžiais, o darbais šitas mąstytis. Mes galim ginčytis. Mes turim ginčytis. Ar tikrai akis į akį už stalo yra vieta, kurioje ginčytis. Negali būti vienos nuomonės, negali būti vienas teisingas. Pas mus taip nebuvo ir nėra. Bet gal mes reikia netobulį, o ar mes tie, kurie gali padaryti lengvą ateitiką dar geresnį, aš manau, jūs neužilgo nuspręsite. Ačiū visiems.